Jūsų minutė, prašau. Liberalai ir laisviečiai neleidžia žmonėms rinktis. Nu, jo, čia absurdo įdomi. Jo. Tai va, pensija pati, visi turite žinoti, kad nei vienas negausite tiek, kiek įdėjote energijos į tą pensiją, nes sistema veikia taip, kad jumis įdėta energijos kiekį ateityje tiesiog per infliaciją, per prispausdintus pinigus apvoktų, tai yra paimtų jūsų tą vertę. Kas liečia tos priverstinės antros pakopos investicijų, tai čia iš vis nesąmonė, yra konstitucijos grubus pažeidimas ir laisvės žmogaus pažeidimas, kaip per prievartą jam tie, kas pasisako už laisvę, įgrūda dalyvauti privačių fondų kažkokiose struktūrose, kur realiai yra vagis, kurie nieko nesukuria, nieko neinvestuoja, išsimoka savo algas po 10 000 į mėnesį, po 100 000, kai kurie yra oficialūs duomenys tokių privačių kompanijų, kurias labai čia saugo, vadinkim taip, laisvi žmonės. Tai pensijos orios realiai, niekas Lietuvoje negyvena iš orios pensijos. Visi pasidaro privačiai tas pensijos orias. Nėra tokios sistemos. Ačiū Jums, ponia Paplauskė. Laikas, bet žinokit, Jūs ir vėl paminėjote. Ar galim sutarti, kad Jūs jau komentavote, ar Jūs norite dar komentuoti, nes liko kelios minutės debatų, gal ar po 10 sekundžių, jeigu nori trumpos, nes aš noriu Jums suteikti tą replikos teisę. Po 10 sekundžių, gerai, po porą sakinių, gerai? Labai trumpai, kad buvo galimybė pasitraukti iš antros trečios pakopos. Buvo galimybė nedalyvauti ir tai buvo pakankamai ilgą laiką. Ačiū. Ponas Kauskelienė. Replikuoja apie žmogaus teisės, kaip prieš kelias minutės neleidot žmonėms kurti sąjungos tos pačios lyties.